Gerai, išpakuokime tai. Pabandykime įsivaizduoti tokį vaizdą. Saulėtas rytas Nidoje. Rankose nuomoto automobilio rakteliai, bet staiga paaiškėja, kad kažkoks mažytis įbrėžimas ant durelių, kurį paliko kažkas kitas stovėjimo aikštelėje, kainuos 100 eurų. Nes, žinoma, bazinis draudimas jo tiesiog nepadengia. Būtent. Automobilio nuoma naujame mieste yra tarsi rakto nuo viso regiono gavimas. Bet, tas raktas veikia tik tada, jei tiksliai žinai, kurias duris atrakinti. Tikrai taip. Tai šios dienos šaltinių analizės tema ir yra būtent tai – išsamus gidas apie automobilio nuomą Klaipėdoje. Mūsų tyrimo misija yra išgryninti pačią svarbiausią informaciją iš turimų dokumentų, kad keliautojai galėtų optimizuoti savo maršrutus pajūryje. Ir aišku, išvengti tų klasikinių logistinių klaidų. Taip, nes prieš pradedant tyrinėti apylinkes, pirmiausia, juk reikia išsirinkti patį įrankį, ar ne? Automobilį. Ir priklausomai nuo to, kas ir kur važiuos, iš esmės keičiasi visa strategija. Šaltiniuose minima, kad kompaktiniai automobiliai tobulai tinka poroms ar toms siauroms miesto gatvėms, o visureigiai ir minivenai jau didesniems grupėms. Tai skamba logiškai. Visiškai. Bet kur kas įdomesnis niuansas yra pačies tiekėjo pasirinkimas. Aha, nes galima rinktis iš tarptautinių milžinų, tokių kaip Hertz ar Europcar, arba iš vietinių įmonių, pavyzdžiui, Sixt atstovybių ar Auto1. Taip. Tai čia man kilo toks klausimas, ar tikrai verta permokėti tarptautiniams tinklams, jei vietinės įmonės siūlo gana konkurencingas kainas? Tai lyginti didžiulį, beasmenį prekybos centrą su jaukia vietinė kepyklėlė, kur iš tikrųjų galima tikėtis geresnio ir asmeniškesnio aptarnavimo. Geras palyginimas, kad iš tikrųjų vietinės įmonės dažnai išsiskiria būtent tuo personalizuotų klientų aptarnavimu, jos gali būti lankstesnės. Bet yra svarbus bet. Klausau. Nepriklausomai nuo to, ar pasirenkamas gigantas ar vietinis žaidėjas, amžiaus cenzas išlieka. Dažniausiai nuoma minima nuo 21 metų, o jaunesniems nei 25 taikomi papildomi mokesčiai. Oho, ta prasme tiesiog bauda už tai, kad esi jaunas? Tokia jau draudimo matematika. Beje, kalbant apie draudimą, šaltiniai labai aiškiai pabrėžia, kad visais atvejais draudimas dažniausiai nėra įtrauktas į bazinę kainą. Nėra įtrauktas? Ne. Todėl papildoma apsauga yra absoliučiai būtina ramybei užtikrinti. Kitaip tas mažas įbrėžimas, kurį minėjai pradžioje, tikrai patuštins piniginę. Supratau. Tarkim, dokumentai sutvarkyti, vairuotojo pažymėjimas, asmens dokumentas ir kreditinę kortelę parodyti, draudimas nupirktas, rakteliai rankoje. Atsiveria laisvė judėti. Ir būtent judėjimo kryptis lemia tos nuomos vertę. Geri keliai leidžia labai lengvai pasiekti Kuršių neriją, Nidos kopas, menininkų erdves. Taip pat Baltijos jūros paplūdimius, Palangos botanikos sodą, promenadą ir pačią Klaipėdos pilį. Čia darosi tikrai įdomu. Aha. Nuomotas automobilis juk leidžia išsukti iš įprastų maršrutus ir atrasti visiškai paslėptus perliukus. Tai tarsi koks asmeninis teleportacijos aparatas. Bet... O kas jei tas teleportacijos aparatas suginda vidury niekur? Svarbiausia taisyklė čia nepanikuoti. Šaltiniuose nurodytas labai aiškus algoritmas tokioms situacijoms. Pirmiausia, reikia saugiai sustoti šalikelyje. Ir tada? Ieškoti vietinio automechaniko per telefoną? Tikrai ne. Tada reikia tiesiog susisiekti su nuomos kompanija arba jų techninė pagalba. Ir viskas, jie perims visą situacijos valdymą. Skamba gan raminančiai. Bet gerai, grįžkime prie tos laisvės. Laisvė keliauti yra nuostabu, tačiau atvykus į populiarius traukos centrus, susitarime su realybė, kur tą laisvės simbolį palikti. O, parkavimas, taip. Būtina labai atidžiai stebėti kelio ženklus. Parkavimas neleistinose vietose automatiškai užtraukia baudas. Ir niekas ten per daug nesileis į kalbas. Ir piko metu turbūt išvis geriausia naudotis garažais, argi? Už gatvės parkavingą, matau, iš dokumentų galima atsiskaityti programėlėmis arba automatais. Taigi, ką visa tai reiškia? Ką turiu omeny? Man parkavimas piko metu primena tokį labai sudėtingą strateginį stalo žaidimą. Todėl kyla mintis šaltiniuose minima vienos krypties nuomos galimybė. Tai reiškia grąžinti automobilį kitoje vietoje. Taip, yra tokia opcija.
Ar vienos krypties nuoma nėra tas tobulas pabėgimo planas, leidžiantis tiesiog palikti mašiną kažkur kitur ir išvengti viso to parkavimo streso pačioje kelionės pabaigoje? Iš vienos pusės taip, tai suteikia milžiniško lankstumo, bet ekspertinė analizė rodo, kad už šį patogumą visada tenka susimokėti papildomą mokestį. Aišku, nemokamų pietų nebūna. Nebūna. Todėl išankstinis planavimas lieka visiškai esminiu faktoriumi. Išties, šios žinios, kurias dabar aptarėme, leidžia besidomintiems kelionėmis maksimaliai išnaudoti savo laiką, išvengti to nereikalingo streso ir, sutaupyti pinigų, kad būtų galima mėgautis atradimo džiaugsmu be informacinio perkrovos ir tų visų logistinių galvosūkių. Visiškai sutinku. Informacija yra raktas. Bet žinai, pabaigai man kyla viena provokuojančia mintis. Kokiagi? Kadangi draudimas nėra įtrauktas į kainą, o parkavimas populiariuose vietose gali būti toks įtemptas, kyla įdomus klausimas apmąstymui. Ar tas nuolatinis galvojimas apie mokesčius, baudas ir parkavimo zonas, ypač jautriose gamtos teritorijose, pavyzdžiui, kaip Kuršių nerija, ar tai nepaverčia tos tariamos judėjimo laisvės tiesiog nauja streso forma? Geras pastebėjimas. Ta prasme, ar tikrai verta važiuoti su mašina ten, kur galbūt užtektų? Dviračio. Galbūt tikroji laisvė ten yra tiesiog išsinuomoti dviratį. Paliekame šią mintį mūsų klausytojams apmąstyti.